Labas, brangieji. Noriu parodyti jums į savo gaublį ir ar žinote, kur yra Vėžio atogrąža? Štai čia. Arba Šiaurės atogrąža, dar kitaip vadinama. Šiandien apie ją ir pakalbėsime. O šiaip jau, kaip ir praeitą laidą, šią laidą pradėsime nuo muzikos. Atspėkite, kokia štai ši melodija. Apie ką ji? O aš, kol jūs klausysit, suksiu gaublį. Taigi, tiems, kurie nežinote, tai yra 2018 metais oficialiai patvirtintas oficialus NATO himnas. Kaip žinote, šiemet Lietuva mini 20-asias savo narystės NATO ir ES metines. Kadangi kovo mėnesį mes pasirašėme stojimo į NATO sutartį 2004-aisiais, tai šią laidą aš skirsiu Vėžio atogrąžai. Kodėl tai susiję su NATO? Turėkit kantrybės, viską sužinosite. Ir antra šios laidos dalis bus susijusi su, aišku, Kinija ir aišku tuo, kaip mūsų konservatoriai dabar jau lenda į šikną tai savo didžiajai draugiai. Taigi, turėkit kantrybės ir apie viską iš eilės. Taigi, pirmiausias šios laidos tikslas ir yra pasveikinti kiekvieną iš jūsų su mūsų naryste NATO. Galime pasižiūrėti, kas darosi už mūsų sienų ir puikiai suprantame, kas būtų, jeigu mums nebūtų pavykę įsmukti į tą alijansą. Kodėl sakau įsmukti? Todėl, kad panaši istorija kartojasi ir dabar. Niekas netiki, kad Ukraina gali tapti NATO nare. Niekas nemano, kad jinai turėtų tapti NATO nare, nes neva tai sukeltų grėsmę pačiam NATO alijansui. Tačiau dėl mūsų prieš 24 metus buvo lygiai tos pačios diskusijos ir lygiai tiek pat abejonių dėl to, ar mes verti ten būti. Kągi, mes esame kertiniai, kritiniai nariai, kaip yra įvardinęs Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Antonis Blinkenas ir lygiai tokia pati kertinė narė, kuris žino, kaip kovoti su Rusija, kuris sugebėjo ją sustabdyti, gali būti ir Ukraina. Bet mes kalbam apie mūsų narystę ir mūsų istoriją NATO. Tai noriu tiesiog sudėlioti keletą pagrindinių taškų iš NATO istorijos, kai kurie bus įdomus galbūt ir jum. Taigi alijansas įsikūrė 1949 metais, balandžio 4 dieną, maždaug šiuo metu, pasirašius tą Šiaurės Atlanto sutartį. Ir čia tampa svarbi ta Vėžio atogrąža arba Šiaurės atogrąža. Šiaurės Atlanto sutartis reiškia, kad jos veikimo diapazonas yra iki tos šiaurinės linijos ir ne žemiau. Visa tai vyko po Antro pasaulinio karo, visa tai vyko rusų tankams stovint Vienoje, nes tik ten sustojo sovietų kariuomenė vydama nacistus iš savo teritorijų. Na, rusai tą sugeba, labai sunku tuos tankus sustabdyti ten, kur galioja tarptautinės sienos valstybių. Taigi NATO subūrė tą gynybinį alijansą iš principo prieš Rusiją. Reaguodama į tai, Sovietų sąjunga 1955 metais subūrė Varšuvos pakto organizaciją, na ir mes tą maždaug įsivaizduojame, ten, kur nusileido tą geležinę uždangą, kaip pirmą kartą įvardino Winstonas Churchillis, ten ir buvo. Šitoj pusėje 12 NATO narių, vakarų civilizacija, šitoj pusėje dėja ir su okupuota Lietuva buvo Varšuvos pakto organizacija. Atkreipsiu jūsų dėmesį, kad 1992 metais, jau po šaltojo karo pabaigos, kai mes jau buvome laisvi, Rusija vėl subūrė tas buvusias sovietinės valstybės į kolektyvinio saugumo organizaciją. Ta organizacija veikia ir dabar. Atkreipsiu dėmesį, kad ne vienas jos narys nedalyvauja karinėme konflikte Ukrainoje, nepalaiko to konflikto, tai yra tik Rusijos sukeltas ir Rusijos kovojamas karas. Ir dar priminsiu jums, kad pavyzdžiui, ten nėra Azerbaidžano, jisai išstojo, na, dėl to, kad Armėnija yra to kolektyvinio saugumo narė, aišku, nėra Sakartvelo, kuris prieš tai buvo, nes irgi išstojo, nėra ir Uzbekistano. Kas įdomu, kad kandidato statusą turi Iranas. Na,
nežinau, kokia garbė net Iranui būti tame sąraše, bet jisai yra kandidatas. Ir Armėnija šiuo metu dėl to, kad Rusija neužtikrino jai saugumo ir Armėnija prarado Kalnų Karabachą Azerbaidžanui, tai Armėnija irgi dabar labai aktyviai svarsto pasitraukti iš tos organizacijos. Taigi visos mūsų rytų konkurentės, jeigu galima taip sakyti, žlugo arba žlunga, o NATO, kaip žinote, gyvuoja po šiai dienai ir mes 20 metų esame jos nariai. Prasidėjo NATO nuo 12 valstybių, dabar ką tik įsijungus į alijansą Švedijai, tai jau yra 32 valstybių blokas, kuris užtikrina saugumą šių valstybių būtent Šiaurės Atlanto zonoje. Dabar trumpa mūsų istorija. 1996 metais Lietuvos narystė NATO buvo įvardinta kaip strateginis Lietuvos užsienio politikos tikslas ir mes jo tikrai siekiame visomis išgalėmis. Ir 2004 metų kovo 10 dieną Lietuva pasirašė stojimo į Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją visus reikalingus dokumentus. Taigi mes nuo 2004 jau 20 metų esame alijanso nariai. Ir kągi mes gavome? Galime sakyti, kad turime 4 atraminius NATO taškus Lietuvoje. Tai pirmiausia, 2004 metais jau įstojamės, iš karto gavome Zoknius, gavome NATO oro policijos misiją ir, kaip žinote, ten rotuojasi mūsų sąjungininkų lėktuvai ir saugo mūsų oro erdvę. 2005 metais Lietuva pasirašė susitarimą su NATO dėl priimančios šalies paramos mechanizmo ir tai reiškia, kad į mūsų šalį gali būti dislokuoti NATO pajėgumai. Ir čia mes einam tų 4 kertinių taškų zonoje prie Ruklos ir prie Pabradės. Taigi mes turime tarptautinę brigadą, kuri atsirado po 2014 metų Krymo aneksijos, kurią vėlgi įvykdė mūsų sena meška Rusija. Taigi Rukloje dislokuota ta tarptautinė brigada, kuriai vadovauja Vokietija. Štai iš čia ir ta mūsų naujoji brigada, garsioji, dėl kurios mes taip džiaugiamės ir kuri bus dislokuota vėlgi Lietuvoje, greičiausiai 2026-2027 metais. Vadavietė, kaip žinote, jau yra. Taigi, Zokniai, Rukla, dar yra Pabradė. Pabradėje galite lengvai susikalbėti angliškai, nes ten dislokuotos rotacinės Amerikos pajėgos. Amerikiečiai iš Pensilvanijos atvyksta čia reguliariai, keičiasi treniruotėms, taip vadinamos, pratyboms. Taigi, Zokniai, Rukla, Pabradė. Na ir Vilnius, kur 2012 metais buvo įsteigtas viso NATO alijanso energetinės kompetencijos centras. Sėdi smegenuočiai ir masto apie tai, kaip užtikrinti NATO energetinį saugumą. Ypač, jeigu kiltų karas, kas šiaip jau dabar yra pakankamai ne teoretiška, o realu. Na ir Ukrainos karas. Kaip žinote, NATO užpuolus vieną iš šios valstybių aktyvuoja NATO Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnį ir ateina į pagalbą, tačiau tai turėtų įvykti pakankamai lėtai. Tai štai po Krymo aneksijos buvo sukurtos NATO ypač greito reagavimo pajėgos, kurios turėjo greitai žaibiškai ateiti į pagalbą. Tas žaibiškai pagal NATO standartą turėtų užtrukti iki 30 dienų. Ir štai, ką nekartą esu sakęs ir nekartą jūs girdėjote tikrai iš daugelio šaltinių, Rusijos Putino suvokimas apie 21 amžiaus karą yra Buča, Irpinė ir kiti tiesiog sugriauti miestai. Tai NATO suvokė, kad po 30 dienų, kai atvyks tos super greitojo reagavimo pajėgos, tiesiog gali nebebūti ką čia ginti ir ką čia gelbėti. Dėl to, simboliška vėlgi, artėjant mūsų narystės 20-mečiui, praeitais metais Vilniuje įvykusiame NATO viršūnių susitikime buvo atnaujinti NATO gynybos planai ir jie jau pagrįsti yra tuo, kad čia yra NATO pajėgos. Taigi, kaip jau sakiau, mes turime Vokietijos vadovaujamas pajėgas Rukloje ir turėsime brigadą. Mes turime amerikiečių rotacinės pajėgas Pabradėje ir tai yra tam, kad nuo pirmos dienos, nuo pirmos minutės užpuolimo čia jau būtų NATO kariai ir būtų kuo greičiau galima duoti atkirtį priešui. Tai vadinama prevencija, tai vadinama atgrasimu ir tuo NATO dabar užsiima pagal savo naujus gynybos planus.
Tai žodžiu tiek apie Lietuvos narystę NATO. Aš turbūt nepasiekiau profesoriaus Bumblausko rekordų, trumpindamas istoriją ir glaustai ją pasakodamas, bet iš principo norėjau jums papasakoti svarbiausius dalykus. Ir dabar dar vienas momentas, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kertinius tos Šiaurės Atlanto sutarties arba NATO sutarties straipsnius, nes apie juos labai daug girdite, bet nebūtinai tie, kurie jums kalba, patys supranta esmę arba nebūtinai tą esmę gerai perteikia. Taigi, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į pirmus 6 tos sutarties straipsnius ir jūs, aišku, patys galite pasiskaityti, bet tikrai įdomu ir verta, manau, žinoti. Tai pirmasis straipsnis yra apie tai, kad NATO nėra kažkokia, ką noriu, tą darau organizacija, pagal Putino, sakykime, metodus veikianti, jinai įsivardyja, kad tai yra pagal Jungtinių tautų organizacijos taisyklės ir taikos sieki veikianti organizacija, kuri pati nieko nepuola, nieko negrasina, jinai tik tai ginasi. Ir veikia visą laiką Jungtinių tautų rėmuose. Tai yra labai svarbu. Antrasis straipsnis vėlgi atskiria mus nuo tokių valstybių kaip Rusija, Iranas, Šiaurės Korėja ir Kinija, nes kalba apie tai, kad mes siekiame demokratijos. Mes siekiame, kad mūsų institucijos būtų demokratiškos. Ir mes iš principo esame demokratijų aljansas. Trečiasis straipsnis kalba apie tai, kad kiekviena šalis atskirai ir kolektyviai kaip NATO sieks investuoti į savo gynybą. Tai štai čia mes prieiname prie tų garsiųjų 2% nuo BVP ir kaip žinote, kol kas dar nedaug valstybių yra to pasiekusios, netgi štai jau 2 metus vykstant karui. Susitarimas pasiekti bent 2% buvo priimtas Velso viršūnių susitikime, apie tai aš jau jums pasakojau ir tikiu, kad jūs tą žinoma atsimenat ir galbūt ir žinojote. Tai vat, kai dabar Donaldas Trumpas vėl rėkia apie tai, kad privaloma valstybėm finansuoti, jis galbūt pasirenka ne tą leksiką, ne tą netgi laikmetį, bet iš principo jisai yra teisus. Ir štai čia aš jums pateikiu dar kartą, kiek valstybių, kokiu procentu finansuoja savo gynybą. Mes esame tarp lyderių, bet yra tokių Liuksemburgų, kurie, yra labai toli nuo 1%, nekalbant jau apie tai, kad 2% gali būti jau per mažai. Taigi ir čia yra apie 3-ąjį Šiaurės Atlanto sutarties straipsnį. 4-asis straipsnis yra toks gana, nekonkretus, bet jisai iš principo jau yra preliudija į 5-ąjį garsųjį 5-ąjį straipsnį. Tai 4-ame straipsnėje yra įvardinta, kad šalis narės gali susirinkti konsultacijom iškilus realiai grėsmiai. Tai galiu pasakyti, kad tokios konsultacijos įvyko iš karto po to, kai 22 metų vasario 24 Rusija užpuolė Ukrainą. Tai nebuvo užpulta NATO valstybė, tačiau NATO valstybė, suprasdamos situacijos rimtumą, jau buvo sušauktos konsultacijom ir priėmė tuos sprendimus, kurie leidžia mum vėlgi Ukrainai padėti tam, kad Rusija neateitų pas mus. Ir 5-asis garsusis 5-asis straipsnis. Tai dabar turėkite šiek tiek dar kantrybės, kažkokia šita laida apie kantrybę. Aš jums tiesiog perskaitysiu tą straipsnį. Šalis susitarė, kad vienos ar kelių iš jų ginkluotas užpuolimas Europoje ar Šiaurės Amerikoje bus laikomas jų visų užpuolimu. Ir todėl susitarė, kad tokio ginkluoto užpuolimo atveju kiekviena iš jų įgyvendindama individualios ar kolektyvinės savigynos teisę, pripažinta Jungtinių tautų chartijos 51 straipsnėje, nedelsdama suteiks pagalbą užpultai ar užpultoms šalims individualiai ir kartu su kitomis šalimis, imdamasi tokių veiksmų, kokie atrodys būtini, įskaitant ginkluotos jėgos panaudojimą. Šiaurės Atlanto regiono saugumui atkurti ir palaikyti. Apie kiekvieną tokį ginkluotą užpuolimą bei visas priemonės, kurių buvo imtasi užpuolimo atveju, nedelsiant pranešama saugumo tarybai ir tos priemonės nutraukiamos po to, kai saugumo taryba imasi priemonių būtinų atkurti ir palaikyti tarptautinę taiką ir saugumą. Štai toks yra tas garsusis 5 straipsnis. Atkreipsiu dėmesį, kad dabar mes dėl to diskutuojame su tais, kurie nenori pakviesti Ukrainą į NATO. Automatiškai jisai niekaip nekalba apie tai, kad iš karto imamasi ginkluotos jėgos. Tai čia yra labai svarbu ir mes tą naudojame kaip kontrargumentą tiem, kurie sako, kad jeigu mes pakviečiame Ukrainą į NATO, nepriimame, bet tik pakviečiame, iš karto atsidurėme kare su Rusija pagal 5 straipsnį. Ne, tai yra netiesa. Ir dar vienas jums klausimas. Ar žinote, kada vienintelį kartą savo istorijoje NATO aktyvavo 5 straipsnį ir realiai panaudojo karinę jėgą? Taip, tai buvo po 2001 metų rugsėjo 11 išpuolių
Jungtinėse Amerikos valstijose, štai tada NATO misija kariavo Afganistane. Tarp jų buvo ir mūsų Lietuvos kariai, kaip žinote. Tai buvo vienintelis kartas kol kas. Ir tai irgi yra argumentas dėl Ukrainos pakvietimo į NATO, kad NATO šiaip jau niekada nebuvo užpulta. Išskyrus tą vieną vienintelį atvejį, kuris irgi yra terorizmas savo esme, valstybinis, bet terorizmas, o ne tas konvencinis užpuolimas. Ir tai leidžia tikėtis, kad Ukrainai įstojus į NATO, arba bent jau būnant pakviestai į NATO, šioje vietoje vėlgi užsibrėžtų liniją ir Rusija niekada nedrįstų pulti NATO valstybės. Ir paskutinis, gerbėmėjai, straipsnis, į kurį noriu jums referuoti, tai yra 6 straipsnis, jisai apibrėžia geografiją, kurioje NATO veikia ir kurioje tas 5 straipsnis būtų aktyvuotas. Tai taip ir sako, 5 straipsnėje vartojama savoka vienos ar kelių šalių ginkluotas užpuolimas reiškia ginkluotą užpuolimą ir įvardinama, kad bet kurioje NATO šalies teritorijoje į šiaurę nuo Vėžio atogrąžos. Mes grįžtam prie tos Vėžio atogrąžos ir čia jums yra teritorija. Kodėl aš noriu tą atkreipti dėmesį, tuoj pasakysiu. Ir aišku, ne tik teritorija, bet ir bet kurios iš šalių laivai ir orlaiviai. Tai vat tokia yra teritorija. Ir čia tiesiog noriu pasakyti, kad Šiaurės Atlanto organizacija NATO yra regioninė organizacija, kuri veikia iki Vėžio atogrąžos į viršų ir, Taivanas yra žemiau. Aišku, Taivanas nėra Jungtinių Amerikos valstijų protektoratas ar dalis, ar sala, ar kažkas, tai yra vienos Kinijos vėlgi politika, bet čia aš tiesiog akcentuoju tai tam, kad, jeigu įvyktų ginkluotas konfliktas, tai Jungtinėms Amerikos valstijoms, jeigu jos yra įsipareigojusios ginti Taivaną, tikrai reikėtų mūsų kaip sąjungininkų. Ir dėl to tie Trumpo pareiškimai apie tai, kad jis čia išspardys visus į šoną ir dar paragins Putiną kažkurias šalis užpulti, yra, man atrodo, blefas, rinkiminis blefas, dėl to, kad iš tikrųjų mes padėjome amerikiečiams Afganistane, mes padėjome Irake ir taip toliau. Taigi, tai yra Amerikos irgi interesas. Tai dėl to aš labai tikiu, kad NATO kaip alijansas išliks, aš labai tikiu, kad jis pademonstruos, kad jis yra stipriausias pasaulyje alijansas ir labai tikiu, kad užteks vien tik tai pajėgumų, atgrasimo pajėgumų ir iš tikrųjų realiame kare mums tikrai neteks dalyvauti. Ir dar kartą noriu pasakyti, kad NATO karių Ukrainoje kariaujančių prieš Rusiją nėra. Tai čia nereikėtų pasiduoti prezidento Makrono pokalbių bangoms, sakykim taip, sukeltoms. Taip, NATO valstybės tiekia ginklus, bet tai vėlgi netiekia NATO, tai tiekia NATO valstybės ir NATO niekaip nekariauja su Rusija ir niekaip neprovokuoja Rusijos. Aš dar kartą noriu pasakyti 2 esminius dalykus. Pirma, kiekviena pasaulio valstybė turi teisę apsispręsti, kokiame alijanse jinai nori būti. Ir ne Vašingtonas, ne Berlynas, ne Paryžius ir ne Vilnius privertė ukrainiečius prašytis į NATO. Ukrainiečiai patys pasirinko tokį kelią, ukrainiečiai turi pagrindo tokiam pasirinkimui, mes matome, kokį turi kaimyną, taigi tai yra Ukrainos apsisprendimo teisė ir NATO čia neturi nieko su tuo bendro. Tai pirmas dalykas, o antras dalykas, pagal visas tarptautinės teisės normas, net Kinija jums tą pasakytų, Ukraina buvo užpulta Rusijos agresoriaus. Ir tada jungtinės tautos turi pareigą ginti užpultą valstybę, ką ir daro NATO šalis. Ir tarp kitko ne tik tai jos. Taip, kad vėlgi čia jokio kriminalo nėra, čia jokios provokacijos nėra, tiesiog Ukraina buvo užpulta Rusijos ir tarptautinė bendruomenė, įskaitant ir regioninę organizaciją NATO, teikia pagalbą pagal visas tarptautinės teisės normas. Tai tiek apie NATO. Dar kartą sveikinu su tuo, kad mes ten esame ir dėl to esame saugus. O dabar pereikim prie šiek tiek aštresnių pipiriškų temų ir pakalbėsiu apie tai, kaip konservatoriai daro reveransą Kinijai. Taigi turėjom labai smagų įstatymo projekto pateikimą ketvirtadienį Seime, kai Laurynas Kasčiūnas, konservatorius, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, pateikė įstatymo projektą, kad pusiai metų būtų leista Lietuvoje gaminamuose dronuose naudoti kiniškus varikliukus. Kame čia įdomumas? Įdomumas yra tame, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, kai buvo valdžioje, buvo
ir yra sudarę komisiją, vyriausybinę komisiją, kuri tikrina, ar investicijos į strateginius sektorius neturi investuotojų iš nedraugiškų šalių. Na ir tai yra Rusija, Baltarusija, Iranas, Šiaurės Korėja ir Kinija. Ta komisija yra užkardžiusi daugelį investicijų į mūsų Klaipėdos uostą, į mūsų kelius, į mūsų elektros tinklus ir taip toliau. Ir jūs turbūt žinote apie jos veiklą iš tokių dviejų garsiai nuskambėjusių įvykių. Buvo tokia situacija, kai Lietuvos oro uostai turėjo stabdyti savo viešosius pirkimus, nes nusipirko kinišką įrangą. Dabar dėl to teisėsi teismuose. Ta pati įranga buvo naudojama Lietuvos muitinės įrenginiuose. Jinai nėra kritinė, bet jinai tiesiog yra kiniška. Na ir vėlgi tie dalykai buvo stabdyti. Antrasis atvejis yra susijęs su mūsų dujotiekiu į Lenkiją. Ir jisai vadinasi GIPL. Ir vėlgi, kaip girdėjau, turbūt neseniai paaiškėjo, kad Litgridas, kuris yra Lietuvos valstybinė įmonė, prisipirko rusiškų dalių į tą vamzdyną. Tas vamzdynas jau veikia, dalys jau yra ten ir dabar jas visas reikia pakeisti, tai kainuos apie 400 000 eurų. Tai va taip tokiu būdu veikia ta prevencija, kad į Lietuvos strateginius sektorius neateitų nedraugiškų šalių produkcija. Noriu priminti, kad prieš metus, kai paaiškėjo, kad tame GIPL dujotiekyje yra tų rusiškų detalių, Laurynas Kasčiūnas, tas pats Laurynas Kasčiūnas vis dar tose pačiose Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pareigose garsiai pareiškė, kad to negali būti, mes privalom susigrąžinti visus pinigus iš tokių įmonių, mes turime traukti juos į juodus sąrašus ir taip toliau. Ir štai tas pats Laurynas Kasčiūnas vakar, atsiprašau, ne vakar, nes jūs tai žiūrite šitą laidą sekmadienį, sekmadienį dirbti negalima, galima tik žiūrėti laidas ir užsiimti seksu, tarp kitko, čia pagal Bibliją. Laurynas Kasčiūnas ketvirtadienį atneša projektą ir sako, o dabar mes padarysime išimtį ir pusei metų leisime dronuose, kurie iš principo yra, dabar labai svarbi karinė įranga, leisime naudoti kiniškas detalės, kažkokius ten varikliukus. Tai prisiminus taivaniečių istoriją, prisiminus visą šitą šizofreniją santykių su Kinija, dabar mes staiga sakome, mes pusei metų atveriam langą ir galit greitai padaryti tų dronų su kiniška įranga. Ir aš manau, kad tai yra negerai. Taip, mums labai reikia dronų, taip, Ukrainai labai reikia dronų, bet keletas klausimų. Pirmasis. Dar priminsiu vieną dalyką, kad praeitų metų vasarą kilo skandalas, nes pasirodė, kad buvęs jau dabar Seimo narys Petras Gražulis surinko keletos Seimo narių parašus, aš nepasirašiau, ir kreipėsi į Konstitucinį teismą, kad jisai išaiškintų, ar štai ši komisija, kurią sudarė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vyriausybė, ir jos sprendimai neįleisti Kinijos, Rusijos ir kitų šalių investicijų arba detalių netgi į mūsų strateginius objektus neprieštarauja Konstitucijai. Nes jo logika buvo tokia, yra verslų, kurie sako, kad kitaip niekaip jie negali gyventi. Tai kilo didžiulis skandalas, vėlgi buvo išgliaudyti tie Seimo nariai, kurie pasirašė ir klausta, kas čia kodėl jūs taip darote, kas čia per korupciją ir taip toliau. Tai iš principo Laurynas Kasčiūnas dabar daro tą patį. Aš priminsiu du dalykus. Mes vinukus išsukinėjom iš kai kurių ten muitinės įrenginių ir taip toliau, nes jie pagaminti Kinijoje arba Rusijoje. Dabar tu nori atvert langą vėl Kinijos produkcijai į strateginius objektus. Dar vieną dalyką priminsiu. Prieš metus Gražulis buvo surinkęs parašus kreiptis į Konstitucinį teismą, mano parašo ten nebuvo, bet lygiai ta pačia tema, tik ne apie strateginius objektus. Ir tada kilo didžiulis klausimas dėl korupcijos ir taip toliau. Tai iš principo tai yra tas pats. Taip, tai yra šventas reikalas, tai yra dronai, tai yra karas, taip, bet iš principo iniciatyva yra lygiai ta pati. Ir klausimai yra, negi tikrai niekas pasaulyje negamina dabar tų komponentų, kuriuos galėtume įsigyti. Ar tai reiškia, kad tu nepritari visam šitam jūsų sukurtam balaganui dėl taivaniečių atstovybės pavadinimo? Ir paskutinis, ar tai, kad mes dabar čia atversime tą langą, kaip tu įvardini, tu gali garantuoti, kad kinai parduos mums tuos komponentus, kurių mums reikia? Gerbiamas Giedriau, aš tikrai jaučiuosi atėjęs čia, dar kartą pakartosiu, ne iš gero gyvenimo. Tik suvokęs situacijos rimtumą, daug turėjęs pasikalbėjimų tarp institucinių įvairiausiose lygmenyse. Aš pats čia stovėjau su sugriežtinimais ir pakeitimais prieš 2 metus. Bet šitas būtent segmentas, kurį aptarinėjim, jis reikalauja bent šiokio tokio tarpinio
net neilgo, trumpo varžtelių atveržimo, kad galėtume per pusę metų iš tos priklausomybės išeiti ir po to tos varžtus vėl užsukti. Aš čia prisiimu šiek tiek ir tokio, socialinio kapitalo, politinio problemus čia stovėdamas, bet aš noriu, kad mes gamintume dronus, kad mes įsiremtume Ukrainą ir kad mes sukurtume ekosistemą Lietuvoje. Tam šitos pataisos bent trumpam yra reikalingos. Nestovėčiau čia, jeigu tuo netikėčiau, kad mes tą galim greit padaryti ir vėl tą langą uždaryti. Taip, tai yra svarbu, taip, tai yra jautru ir dronų mums reikia, bet, metodas yra lygiai tas pats Gražulio metodas. Ir štai jums keletas praktinių klausimų, kuriuos aš uždaviau vakar Seime, bet, atsiprašau, ne vakar, prieš ketvirtadienį, bet į tai negavau jokių atsakymų. Tai pirmas klausimas yra, ar nebus taip, kad mes tą pusės metų langą atvėrę, susilauksime visų ieškinių į visus tarptautinius arbitražus iš visų tiekėjų, kurie vienaip ar kitaip yra nukentėję dėl to, kad pardavė Lietuvai arba norėjo parduoti, bet negalėjo kinišką, o galbūt netgi rusišką ar baltarusišką produkciją. Tai vienas klausimas. Antrasis klausimas, turėdami omenyje visą santykių su Kinija dinamiką, o dabar yra taip, kad mes neturime ambasadorių, mes ką tik neturėjome vizų, mes turėjome bylą pasaulio prekybos organizacijoje, kurią patys Europos komisija sustabdėme, nes trūksta įrodymų. Visą šitą dinamiką turint omeny, ar mes esam naivus, ar mes nesuprantam, kad Kinija puikiausiai dabar gali pasinaudoti šitų štai įstatymų, jeigu jis bus priimtas, aišku, ir, pasityčioti iš Lietuvos, sakydama, palaukit, tai mes dabar parduosim jums tos dronus, bet mes pasidžiaugsim, kad jie yra, jūs paprašysim, kad užrašytumėt Made in China, arba kaip tik neparduosim, nors jūs specialiai dėl Kinijos priėmėt įstatymą. Tai man tiesiog skamba kaip kažkokia galimybė Kinijai dar kartą pasityčioti iš Lietuvos. Ačiū Tėvynės sąjungai Lietuvos konservatoriams. Ir paskutinis klausimas, galbūt Laurynas Kasčiūnas žino, kad kažkas jau yra prisipirkę tų kiniškų variklių, kur tiesiog negali dabar įdėti į tai, bet tai irgi reikalauja tam tikrų institucijų vertinimo. Tai štai tokia įdomi Kasčiūno dronų istorija. Ir galiausiai kažkam paklausus, ką apie tokią iniciatyvą mano krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, šis sako, kad tikrai to reikia, tačiau paprašo vyriausybės išvados. Yra toksai teisinis dalykas, kad tiems įstatymo projektams, kurie labai svarbus, kurie susiję su daug finansų arba šiaip yra įdomus, reikalaujama vyriausybės išvados, vyriausybė turi pateikti savo manymą. Taigi ministras krašto apsaugos paprašo tos vyriausybės išvados, visi kaip ir pritarė, bet atsistoja Laurynas Kasčiūnas ir pareiškia, kad reikia mums tos išvados, kam mums ta vyriausybės išvada. Ir tada įstatymo pateikimas praeina tiesiog be jokių vyriausybės išvadų, greitutėliai. Tai aš lažinuosi, Laurynas Kasčiūnas pasakė, kad rugsėjo mėnesį mums jau parodys tą droną su kiniškom detaliom, kas aišku yra pasaulyje nestebuklas. Stebuklas galbūt būtų surasti visų tų komponentų iš mūsų draugiškų šalių ir padaryti mūsų tikrai lietuvišką droną su tikrai saugių šalių komponentais, bet Kasčiūnas prižadėjo, kad rugsėjai parodys tą droną, tai aš galiu lažintis, kad tikrai rugsėjo mėnesį to drono nebus, nes arba mes pavėluosime su įstatymo priėmimu, arba su terminais, arba Kinija mums neparduos tų komponentų ir viskas baigsis dar vienu pirstelėjimu, kaip ir baigėsi pirstelėjimu su vis dar nesugebamomis įrengti slėptuvėmis, nors jau 2 metus gyvename karo šešėlyje. Bet užtat mes statysim nacionalinį stadioną. Labai už daugiau pinigų, o štai pavyzdžiui Varšuvos meras pasirašė keliasdešimt milijonų kontraktų, kad būtų Varšuvoje įrengtos slėptuvės. Varšuva oro pavojų jaučia, Vilnius jaučia pavojų, kad neturi stadiono. Tai štai tiek, gerbėmieji, šioje laidoje. Dar ir dar kartą sveikinu Jūs su naryste NATO. Tikiu, kad mes esame saugus, bet aišku, savo darbus irgi turime darytis, o ne tik tai šaukti, kad dangus griūva ir nieko net griūvant dangui tų slėptuvių nesugebėti pasiruošti. Tai dabar pasakysiu, ką man liepia pasakyti. Aš labai prašau jūsų, paspauskite patiktuką arba angliškai laiką po šią laidą, pasidalinkite ją tiek Facebook'e, tiek YouTube'e, tiek galbūt dar kažkur. Labai norėčiau, kad laidą Surplys ir Gaublys žiūrėtų kuo daugiau žmonių, nes, kaip jau minėjau, norėčiau, kad jūs, opozicijos televizijos žiūrovai, apie užsienio politiką tikrai išmanytumėte daugiau negu eilinis konservatorius. Ačiū, iki.
Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąskaitos.